Na, kolegos, čia mes matom tos dviveidystės gerą pavyzdį. Man net keista girdėti kolegą Eugenijų Gentvilą taip manipuliuojant ir bandant išvengti atsakomybės, kuri visada egzistuoja ir visą laiką egzistuoja organizacijai didesnė negu vienam juridiniam arba fiziniam asmeniui. Nes vieno žmogaus nusikaltimo sudėtinga palyginti su organizacijos nusikaltimo lygiu. O kad yra ta vadinamoji kolektyvinė atsakomybė, kurią čia žongliruoja kolegos liberalai, tai, žinot, MG Balticas, kuris lygiai taip pat yra nuteistas minėtoje byloje, dėja negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes tokia yra bausmė. Ir ten dirba galbūt tūkstančiai žmonių, kurie nieko bendro neturi su vadovo veiksmais. Tai tokie argumentai, kurie čia buvo įsakyti, daugiau negu niekiniai. Mes kalbame apie paprastą principą. Jeigu yra politinė organizacija teista, nubausta teismo įsigaliojusių sprendimų, tam tikrą laikotarpį, ką komitetas papildė mano siūlymą, 10 metų turi žymėti apie tai. Taip, tai yra tokia atsakomybė ir toks įstatymas. Jeigu, aišku, į kolegos priims ir bus vienodos sąlygos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Turiminį partijų rinkimų dalyviams ir politiniam organizacijom, kokia yra šiuo atveju liberalų sąjūdis. Šis yra įstatymas neskirtas konkrečiai liberalų sąjūdžiui. Mes ne vieną politinę partiją turime šiandien, kuri turėtų žymėti savo plakatuose ar kitoje medžiagoje, kad jinai yra nuteista. O dėl iniciatyvų, kuriomis čia ponas Gentvilas gąsdino, taip, tai yra jūsų teisė, jūs galite registruoti. Ir tada Seimas svarstys. Ir šitas balsavimas yra moralinis balsavimas. Ypač konservatorių pusės, kurie dažnai moralizuoja apie skaidrumą, kaip jie balsuos. Ar jie balsuos taip, kaip buvo pasakyta kažkada tai vieno Amerikos prezidento. Na, žulikas, bet savas žulikas. Tai tikiuosi, kad taip nebus. Ačiū, kolegos. Gerbiami kolegos, aš pakalbėsiu trumpai, bet labai žmogiškai. Ir ne politiškai, o tiesiog, taip kaip turėtume viens kitą vertinti. Kai kalba apie moralės standartą Artūras Zuokas, man atrodo, čia visiems reikėtų išeiti iš salės. Žinom visas istorijas ir, ta prasme, apie moralę ir Zuokas, tai čia antonimai. Buvo, yra ir bus. Per amžius. Mėlėjai, čia, kam daryti tokį šou? Kam šitą dalyką dabar teplioti politinį oponentą? Juk žmonės, tai visiškai ne prie ko. Tai šitoje vietoje aš siūlau šitų žaidimų nežaisti. Būkim garbingi vienas prieš kitą. Ir tiesiog nutraukim šitą nesąmonę ir pabalsuokim taip, kaip turim pabalsuoti. Tai susilaikom arba prieš. Ačiū. Tai aš, Eugenijų Gentvilai, atsakiau į jūsų pasisakymą iš tribūnos, be abejo, bet jūs turite tokią teisę. O šiaip, ką kalbėjo gerbiamas Kasčiūnas, man nekinga girdėti tokius argumentus. Balsavimas bus paprastas ir aš norėčiau, kad Lietuvos žmonės aiškiai matytų, kaip balsuos konservatoriai. Ar jie palaikys tai, kad politinės organizacijos, kurios yra teismo įsigaliojusių sprendimų nuteistos, tai žymėtų agitacinėje medžiagoje, kuris spausdinama už mokesčių mokėtojų pinigus. Tik tai apie tai, apie skaidrumą ir apie viešumą. O bandant man mesti tam tikrus kaltinimus, tai kolegos, prisiminkite praeitoj kadencijoje VSD išvadas, kurias svarstėt ir tvirtinot, kai ta pati MG Baltic su liberalo atstovais, kurie čia sėdi iš toje salėje, iš manęs darė vagį, abonentą ir ką tik nori. Jūsų sprendimas ir patvirtintas yra. Todėl, kai jūs naudojatės tais argumentais, kuriais yra ši partija nuteista, netiesiogiai be abejo, jeigu žiūrėt visiškai juridinė kalba, tai yra gėdingi argumentai. Kai sakoma, reikia prisimti atsakomybę, aš noriu pasakyti, liberalų sąjūdis nebėgo nuo atsakomybės, praėjo tamstos ir neturime atsiprašinėti. Ir mes sumokėjome baudą, mes praradome 1 pusmečio biudžetinę dotaciją, ėjome nepakeitę pavadinimo, nors buvo siūloma elgtis taip, kaip elgėsi Remigijus Žemaitaitis. Kai Dramblio pirkimo byloje buvo pradėta teisti Tvarkos teisingumo partija, Žemaitaitis iš jos pabėgo ir ne kur nors kitur, o Artūrai Zuokai pas Tamstą. Į Tamstos partiją kartu su Paulausku vairavote autobusą ir troleibusą su teisiamos partijos Tvarka ir teisingumas buvusių pirmininkų Žemaitaičių. Sudarėte gražią trijulę. Tai ačiū.